devotion. Labas vakaras, gerbėmi krepšinio aistruoliai, labas vakaras visiems Viasat Sport Baltic kanalo žiūrovams. Sveiki atvykę į Prancūziją, į nedidelį 100 000 maždaug gyventojų Orleano miestą ir į areną, kuri pagal šio miesto dydį iš tikrųjų yra jauki ir pakankamai didelė, dėl to, kad štai šioje krepšinio salėje, kurią jūs ką tik matėte savo ekranuose, vadinasi jį Zenito arena, telpa beveik 7 000 žiūrovų. Na, tiek jų šį vakarą nėra, nepaisant to. Šioje arenoje, ko gero, visi tikisi šventės dėl to, kad tai yra pirmas kartas, kada į Orleano miestą, į Zenito areną atvyksta Eurolyga. Nieko nuostabaus dėl to, kad ši komanda, kuri yra Vilniaus Lietuvos Ryto varžovė šį vakarą, yra Eurolygos debiutantė. Ji pirmą kartą tokiame aukštame lygmenyje ir ji keliasi į didesnę salę irgi būtent dėl šios priežasties, dėl to, kad kitus mačius Ententės krepšininkai Prancūzijos nacionalinėse pirmenybėse žaidžia savo mažesnėse sporto rūmuose, kurie talpina perpus mažiau sirgalių. Na, o dabar ta didžioji arena yra pritemdyta ir tyliai, ramiai, be ypatingų švilpimų, netgi su kai kuriais plojimais yra pristatoma Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Visą jos sudėtį jūs puikiai žinote, nebus šiandieną aikštelėje Simo Buterlevičiaus, nėra jo čia Prancūzijoje, o Lietuvos Ryto komandos paraiškoje ir protokole prieš šias rungtynes yra 12 krepšininkų, įskaitant ir Vidą Ginevičių, kuris galbūt šiandien pirmą kartą pasirodys aikštelėje Eurolygos varžybose, vilkėdamas Vilniaus Lietuvos Ryto komandos marškinėlius. Orleano Ententė ekipa pirmajame ture pralaimėjo Pirėjo Olympiakos komandai rezultatus 72-94 ir tai tarsi logiškas rezultatas, nes nieko ypatingo tose rungtynėse iš Eurolygos debiutantų niekas nesitikėjo, tačiau jų nuvertinti tikrai negalima ir ko gero Rimo Kurtinaičio pagrindinė užduotis prieš šias rungtynes buvo įtikinti savo krepšininkus, jog šiandien nebus lengva, jog varžovai irgi lygiai taip pat yra jauni, ambicingi ir norės laimėti, norės padovanoti pirmąją pergalę savo sirgaliams, jo labiau, kad tai yra pirmosios rungtynės jiems namuose. Na, žinoma, ne tik Rimas Kurtinaitis, bet ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai kalbėjo apie tai, kad Eurolygoje nėra silpnų komandų, apie tai, kad su visais varžovais reikia skaitytis, apie tai, kad galų gale jie patys nėra Europos grandai, kurie gali šluoti visus tiesiog išėję į aikštelę ir nepasiruošę rungtynėms. Tačiau visa tai yra žodžiai, o darbais reikia įrodyti, jog tie žodžiai yra netušti. Na ir geriausias pavyzdys buvo praėjusios savaitės rungtynės. Pagarbiai, gražiai kalbėjo ir Erginas Atamanas ir daugelis FS Pilsen komandos žaidėjų ir žvaigždžių apie Vilniaus Lietuvos Rytą, tačiau kai išėjo žaisti, įspūdis buvo toks, kad pirmosius du kėlinius jokio nusiteikimo, jokio Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų vertinimo nebuvo. Taigi Vilniečiams šiandien pirmiausia reikia nepaslysti ant to paties grėblio ir savo varžovus įvertinti, nepaisant to, kad jų gretose iš tikrųjų nėra žinomų vardų. Ir mes su šia komanda, ko gero, iš arčiau susipažinsime tik tai šio vakaro rungtynėse. Aišku yra tai, kad šios komandos gretose pirmaisiais smuikais groja 4 amerikiečiai. Ir netgi statistiką galima paanalizuoti šioje komandoje kiek labiau dėl to, kad ji ne tik tai sužaidė tą vieną mačą Eurolygoje prieš savaitę Graikijoje, bet šita komanda prasimušė savo kelią į Eurolygą, žaisdama kvalifikacinės varžybas. Na, o štai čia įdomus momentas, Rimas Kurtinaitis spaudžia ranką Filipui Hervet, treneriui, kuris buvo ir Rimo Kurtinaičio treneris jau senokai. Daugiau nei prieš 10 metų, 96-97 metų sezone, kada Rimas Kurtinaitis žaidė Šalono komandoje. Ir jis, žinoma, kai ko galbūt ir išmoko iš štai šio specialisto, kurį vadina sumaniu, gudriu. Ir žinoma, ta patirtis gali praversti. Na, o žaidžia vis dėlto ne treneriai aikštelėje, jūsų ekranuose Orleano komandos sudėtis ir dar vienas šansas įsitikinti, kad pavardžių garsių šioje komandoje nėra. Ir viena, galbūt dvi pažįstamos yra šios: Loranas Sierra, prancūzijos krepšinio veteranas, ir Markas Miličius, krepšininkas, kurio nebuvo rungtynėse su Pirėjo Olympiakos komanda, krepšininkas, kuris debiutuos Prancūzijos ekipoje šį vakarą, tačiau jis yra vienas iš tų, kurie labiausiai patyrė ir labiausiai užsigrūdinę Eurolygos kovose. Marko Miličiaus pristatinėti
nereikia. Tuo tarpu apie tuos amerikiečius, kurie padėjo Orleano Ententės komandai iš pradžių pirmajame kvalifikacijos etape eliminuoti Belgijos Charleroi ekipą, o antrajame etape šitą komandą, kuri yra Vilniaus Lietuvos Ryto varžovė šį vakarą, eliminavo Treviso Benetono. Štai ši pergalė, ko gero, irgi yra rimtas perspėjimo signalas ir aiškus įrodymas, jog su šia komanda skaitytis reikia ir tai reikia daryti visiems, įskaitant žinoma ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus. Taigi tose 4 mačuose ir taip pat pridėjus dar rungtynes su Pirėjo Olympiakos komanda, rezultatyviausi varžovų gretose buvo 4 krepšininkai. Cedrikas Banksas 15 taškų per rungtynes, Austinas Nikolsas 14, 12 pelno Raivonas Kovilas ir Justinas Dolmanas pelno po 11. Tai yra tie 4 amerikiečiai, na ir žinoma, po to dar visa Prancūzijos gvardija, kurioje daug krepšininkų pasižyminčių labai aiškiamis ir visiems žinomis prancūzų savybėmis. Jie yra atletiški, jie yra šoklus, jie turi daug energijos, jie turi didelę fizinę ištvermę ir visą tai stengiasi išnaudoti. Tačiau, aišku, stereotipais kalbėti nereikia dėl to, kad nepaisant viso to atletiškumo Orleano Ententė Pirėjo Olympiakos komandai pralaimėjo ne dėl to, kad graikų ekipoje daug žvaigždžių, o pirmiausia dėl to, kad pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių ir pralaimėjo labai stipriai 21-37. Na ir jeigu pasižiūrėtumėm, kokios buvo šios komandos stiprybės kvalifikacijos 4 mačiuose, galėtumėm pamatyti, jog tai ko gero net nėra prancūziškos stiprybės. Ši komanda buvo greita ir rezultatyvi, pelnydavo po 80 taškų per rungtynes ir tritaškius mesdavo net 45% taiklumu. Na, o kaip viskas bus šį vakarą mes netrukus pamatysime. Šiandien Eurolygoje žaidžiami 7 mačai ir 2 iš jų patys pirmieji prasideda būtent dabar. Pirmasis Orleano Ententė prieš Vilniaus Lietuvos Rytą netrukus. Antrasis mačas prasidedantis tuo pat metu vyksta taip pat toje pačioje B grupėje. Stambule Efes Pilsen susitinka su Belgrado Partizano komanda. Po vakarykščio mačo Malagoje, kur Unikaka netikėtai lengvai sutvarkė Olympiakos 86-68. B grupės lyderis yra vienvaldis, tai yra Malagos Unikakos komanda, tačiau Vilniaus Lietuvos Rytas gali šią komandą pasivyti iškovojęs pergalę būtent čia. Pergalė, kuri gali būti labai svarbi. Na, net ištraukus burtus, viskas tarsi, žiūrint į komandas, į vardus šiuose komandose, į biudžetus, buvo aišku ir Rimas Kurtinaitis nekartą minėjo, jog kur kas sunkiau yra laimėti prieš Olympiakos, Unikaką ar Stambulo Efes Pilsen. Tuo tarpu popieriuje Orleano Ententė ir Belgrado Partizano ekipos atrodo silpnesnės už tuos superklubus ir tai yra tiesioginiai Vilniaus Lietuvos Ryto komandos varžovai kovoje dėl kelialapių į top 16. Na, žinoma, viskas kartais apsiverčia ir nepavardės žaidžia. Gali būti, kad būtent viena, gal net ir 2 iš tų garsių komandų nepateks į top 16, tačiau visą tai mes suskaičiuosime po to, kai bus sužaisti 10 mačų reguliariajame sezone, kai bus sužaistas pirmasis etapas, tuo tarpu jis dabar tik tai įsibėgėja ir Vilniaus Lietuvos Rytą komanda turi 1 pergalę savo sąskaitoje, varžovai turi 1 pralaimėjimą ir šiandien antrasis jėgų išbandymas. Ir pasitikrinimas. 0-0. Taip prasideda rungtynės ir taip prasideda visos rungtynės, kad ir kokie varžovai, kad ir kokios komandos tarpusavėje žaistų. Na, o čia ko gero turėtų būti užfiksuoti žingsniai. Austinas Nikolsas prasimeta kamuolį, nesuspėjęs pasižiūrėti, kad jau žengia žingsnį ir pirmoji varžovų klaida. Bojanas Popovičius, Donatas Zavackas. Ir žinoma, taip pat Aronas Beinsas yra pirmojo mačo lyderiai, jau nekalbant apie Martyną Gecevičių, kuris pataikė tame pirmajame susitikime su Efes Pilsen 5 tritaškius iš 8 ir pelnė 21 tašką. Tai buvo rezultatyviausios Martyno Gecevičiaus rungtynės jo karjeroje, kalbant apie Eurolygą. Dabar Martynui vos nepavyksta perimti kamuolio, pratęs šią ataką prancūzai, tiesa, jiems lieka 6 sekundės. Ir per tą laiką jie spėja pelnyti taškus. Aldo Curtisas pelno juos iš po krepšio ir mažina
Vilniaus Lietuvos Ryto pranašumą. Iki 1 taško. Aaronas Beincas. Atgal Donatas Zavackas iš 3 taškų zonos. Jis Martynas Gecevičius, Artūras Jomantas ir Bojanas Popovičius. Toks Vilniaus Lietuvos Ryto komandos startinis penketas šios rungtynėse. Dėl jo, ko gero, jokių netikėtumų. Jis buvo toks ir pirmame mače. Ko gero, pirmasis nuo suolo pakils Milko Bielica, o čia atrodo pats savo jėgų neįvertino Aldo Kartisas. Pratęs ataką Ententės ekipa. Iš 3 taškų zonos meta ir laimiai nepataiko. Ostinas Nikolsas po to toks įspūdingas buvo Anthony Dobbinso šuolis, tačiau pakartoti komandos draugo metimo jam nepavyksta, taigi Vilniaus Lietuvos Rytas priekyje tuo pačiu 1 tašku ir prieš Donatą Zavacką be pražangos neapsigina Adrianas Moermanas, vienas iš tų prancūzų, kurie yra taip pat tarp stabiliai rungtyniaujančių Ententės komandoje, pelno po 8 taškus šis krepšininkas. Tuo tarpu Artūras Jomantas, kuris su kamuoliu ir kurį dabar Aaronas Beincas siunčia į Ententės krepšį, yra vienas iš pirmose rungtynėse neišnaudotų rezervų. Milko Bielica tose rungtynėse pelnė 8 taškus. Artūras Jomantas nepelnė nė taško. Na, žinoma, Artūro Jomanto uždaviniai kartais būna susiję labiau ne su taškais, kuriuos jam reikia pelnyti, bet su užduotimis, kurios yra neleisti varžovų lyderiams tuos taškus rinkti. Tačiau, žinoma, būtų gerai, jog Artūras Jomantas būtų aktyvesnis ir puolime, tuo tarpu čia pataiko Adrianas Moermanas ir vėl tik tai minimali Vilniaus Lietuvos Ryto komandos persvara. Martynas Gecevičius, jo metimas iš aikštės krašto, pataiko Martynas Gecevičius, 3 taškai ir Lietuvos Ryto komandos pranašumas šokteli iki 4. Rimas Kurtinaitis kažkuo nepatenkintas, tačiau kol kas bent jau puolime viskas lyg ir neblogai. Skyrus tą vieną pramestą kamuolį iš po krepšio. Ir gynyba buvo pergalės raktas rungtynėse su Stambulo Efes Pilsen komanda. Bojanas Popovičius buvo drausmingo žaidimo garantas Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje. 11 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų, įspūdingas dvigubas dublis ir svarbiausia, jog Bojanas Popovičius visą tai padarė, žaisdamas visas 40 minučių. Na, ko gero, tai nėra tas skaičius, kurį norėtų matyti treneris rungtynių protokole, kalbant apie pagrindinį komandos įžaidėją, ir ko gero tai yra viena iš rimtesnių priežasčių, dėl ko Vilniaus Lietuvos Rytas sutarė ir sukirto rankomis su Vidu Ginevičiumi. Aaronas Beincas taip pat buvo viena iš maloniausių staigmenų Vilniaus Lietuvos Ryto aistruoliams pirmajame mače. Dabar jau skubotas ir priverstinis Martyno Gecevičiaus metimas, artėjant į pabaigą atakai skirtam laikui. Metimas netaiklus, varžovai nesugraibo kamuolio baudos aikštelėje. Išsaugo jį ir sugeba nustumti Bojanui Popovičiui Donatas Zavackas. Taigi Vilniaus Lietuvos Rytas apsigina. 8-4 sužaidus 3 minutės ir 40 sekundžių. Aaronas Beincas. Išmuštas kamuolys jam. Čia pratęs Vilniaus Lietuvos Ryto komanda šią ataką. Aarono Beinco rodikliai mače su Stambulo Efes Pilsen komanda ko gero buvo didesni nei pats galėjo tikėtis šis krepšininkas. Pelnė 14 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir blokavo 4 varžovų metimus. Vienintelė jo problema tame mače buvo pernelyg greitai susirinktos pražangos, tačiau tai buvo ne tik tai jo problema, tai lietė praktiškai visą Vilniaus Lietuvos Ryto komandos priekinę liniją, kurios gretose pasirodo Milko Bielica, o tuo tarpu Adrianas Moermanas meta labai neužtikrintai, labai netaikliai. Ir varžovų komandos puolimas atrodo bedantis kol kas šios rungtynių pradžioje. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, žinoma, tai galėtų išnaudoti ir įgyti solidesnę persvarą. Antrą kartą iš eilės nepavyksta pataikyti Martynui Gecevičiui, pristabdo Anthony Dobbinsą Artūras Jomantas, prasižengdamas ir taip suteikdamas laiko savo komandos draugams grįžti į gynybą.
Ir štai čia vaizdas, kurio mes nematėme pirmose rungtynėse Vilniuje. Bojanas Popovičius sėdasi ant suolo. Vietoje aikštelėje Vidas Ginevičius. Tai jo Eurolygos debiutas Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gretose. Na, kalbėdamas apie Vidą Ginevičių, Rimas Kurtinaitis buvo tiesus. Vidas Ginevičius nėra pačios geriausios sportinės formos. Pirmiausia, dėl to, kad nežaidė 5-5, dėl to, kad nesitreniravo su jokia komanda jau kuris laikas. Ir fizinė jo būklė nėra pati geriausia, tačiau tai yra krepšininkas turi daug patirties, krepšininkas kuris moka skaityti žaidimą, kuris yra labai patyręs, dėl to jam prireikė vos keletos dienų, kad perprastų komandos derinius ir dėl to jis, na, bent jau toms kelioms akimirkoms pakeisti Bojaną Popovičių šiandien yra metamas į aikštę jau pirmajame kėlinyje. Ko gero, suprantamas sprendimas pasižiūrėti į Vidą Ginevičių Eurolygos rungtynėse jau pačioje tų rungtynių pradžioje. Kur kas geriau tai padaryti dabar, negu ketvirtajame kėlinyje, kada galbūt spręsis šios rungtynių likimas. Džestinas Dolmanas ten prasižengė prieš Donatą Zavacką ir atrodo, kad pirmoji minutės pertraukėlė. Taip, čia Orleano mieste. The pass here, easy. Make him step back at one pass. If it's too easy, after they can swing opposite. So for the safety player, it's more difficult after. More pressure at one pass. D'accord? Là-dessus. Attention à la communication, switch pick. On attaque. Contact. Keep contact. Wait. Screen. Keep contact to get the ball. Gardez les contacts, ne vous écartez pas, sinon après ce match, passez vos appuis. Na, nedaug kas iš mūsų ko gero supranta prancūzų kalbą, tačiau iš to, ką kalbėjo Ententės komandos vyriausiasis treneris Filipas Herve, buvo labai aišku, jog jis prašo agresyvesnio žaidimo gynyboje, agresyvesnio noro žaisti kontaktinį krepšinį ir kietai kovoti su Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkais, kurie priekyje, tačiau priekyje tik tai 2 taškų skirtumu. Nu, čia Džestinas Dolmanas, 2,6 m puolėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Na, bet visi tie amerikiečiai Ententės komandoje taip pat nėra garsus. Daugelis jų žaidė viename ar kitame amerikiečių universitete, po to grįžo į Europą, tačiau nieko ypatingo ir didelio nenuveikė klaida Vilniaus Lietuvos Ryto komandos puolime. Taigi dabar aikštės šeimininkų šansas netgi išlyginti, o gal ir persverti rezultatą. Metimas iš toli, 3 taškai, kuriuos pelno Džestinas Dolmanas ir jis išveda į priekį Ententės krepšininkus 9-8. Orleano ekipos naudai. Zavackas. Ginevičius. Parodo derinį. Derinys baigėsi štai tokiu netikėtų sprendimu. Artūras Jomantas, niekas nespėja prie jo prišokti ir Artūras Jomantas pataiko iš 3 taškų zonos. Vėl sugrąžindamas persvarą Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. 11-9. Sužaidus jau 6 minutės. Pirmajame rungtynių kėlinyje. Iš sudėtingos situacijos dabar atakavo Džestinas Dolmanas. Metimas skrieja pro šalį. Vidas Ginevičius į baudos aikštelę ir iš karto pražanga Raimūnui Kovilui. Kovilas ir Ostinas Nikolsas buvo krepšininkai, kurie buvo rezultatyviausi prieš savaitę rungtynėse su Olympiakosu. Tame mače jie pelnė po 18 taškų, dar 14 pridėjo Siderikas Banksas. Raimunas Kovilas prasižengė tik pirmą kartą, tačiau Orleano Ententės ekipai tai yra 4. komandinė pražanga pirmajame rungtynių kėlinyje ir tai taip pat faktorius, kurį galima pamėginti paversti savo koziriu. Ginevičius.
Artūras Jomantas atgal. Ir štai tai perima kamuolį. Ententės komanda. Gerai, kad nesuspėjo visko užbaigti greitai. Dabar reikia 5 prieš 5 apsiginti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams. Vidas Ginevičius prasižengia. Nepatiko, atrodo, Rimui Kurtinaičiui. Vido Ginevičiaus veiksmai aikštelėje sodina. Jis gynėja ant suolo ir ko gero grąžina į aikštę Bojaną Popovičių. Bojanas Popovičius iš tikrųjų neišdarinėjo kažkokių ypatingų stebuklų rungtynėse su Stambulo FS Pilsen komanda, tačiau viską darė užtikrintai ir taip kaip krepšinio vadovėlėje parašyta, galima galbūt ir taip pavadinti tą žaidimą. O skaičiai iš tikrųjų buvo įspūdingi. 10 rezultatyvių perdavimų, rungtynės tokių gali negreit sulaukti Bojanas Popovičius, dėl to, kad varžovai jų vaizdo įrašą taip pat matė. Na, o Martynas Gecevičius toliau demonstruoja savo snaiperiškus sugebėjimus. Šiandien tai yra jau trečiasis Martyno Gecevičiaus taiklus tolimas metimas iš 5. Ir Martyno Gecevičiaus tritaškiai kol kas yra pagrindinis Vilniaus Lietuvos Ryto komandos ginklas šios dienos rungtynėse. Dar vieną tritaškį pridėjo Artūras Jomantas ir dvitaškį įmetė Aaronas Beincas. Ir štai čia jau klaida, kurios ištaisyti tiesiog nebėra kaip. Džestinas Dolmanas perima kamuolį ir krauna jį iš viršaus 11-14. Ir dar viena pražanga. Artūras Jomantas keliauja prie baudų metimų linijos. Aldo Kartisas keliauja pas rungtynių arbitrą pasiaiškinti, už ką pražanga buvo šį kartą jam. Na, štai čia ta klaida. Ir jau ne pirmoje šios dienos rungtynėse. Prieš tai panašioje situacijoje Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai prarado kamuolį aikštės viduryje. Tiesa, tada varžovai nespėjo surengti greitos kontratakos. Antrojo bandymu viską jie padarė gerai. Deinas Borovniakas pasirodo Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gretose. Artūras Jomantas meta 2 baudos metimus ir pirmąjį pataiko. Ketvirtasis Artūro Jomanto taškas šios dienos rungtynėse. Antrasis metimas taip pat taiklus. Ir atrodo Artūro Jomantą pakeitė Stepanas Bobrauskas. 2 minutės ir 15 sekundžių iki pirmo ketvirčio pabaigos. Sederikas Benksas pradeda Ententės ataką. Dolmanas baudos aikštelėje, dviguba gynyba prieš jį ir pasiseka dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Nepataiko, visiškai laisvas baudos aikštelėje likęs Liudavikas Maty. Bielica, jo metimas iš toli ir nepavyksta pataikyti Milko Bielicai. Taigi tie patys 5 taškai skiria komandas. Prasidėjus prieš paskutiniai pirmo ketvirčio minutį. Dolmanas vėl gavo progą mesti iš toli, tačiau šį kartą jo metimas netaiklus. Martynas Gecevičius, rezultatyviausias Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkas pirmose rungtynėse, rezultatyviausias ir antrajame mače. Neatsargiai dabar žaidžia Deinas Borovniakas, išsaugo kamuolį Stepanas Bobrauskas ir po to pražanga. Loranas Jara, krepšininkas, kurį mes puikiai pažįstame jau iš seniai. Tai yra, tikrų tikriausias Prancūzijos krepšinio veteranas. Jis žaidė dar 2000 metų olimpinėse žaidynėse Sidnėjuje ir tai yra vienintelis krepšininkas Ententės komandoje, išskyrus Marko Miličių, kuris yra sugebėjęs nukeliauti iki Eurolygos finalinio ketvirto.
Loranas Sierra padarė tai seniai. 1998 metais su Treviso Benettono komanda. Tada 98 metais ne viena Lietuvos komanda Eurolygoje nežaidė. Na kitaip, vadinosi tada tas visas pasiskirstimas Europos klubiniuose turnyruose, o Deinui Borovniakui nepavyksta pataikyti ir antrojo baudos metimo. 17-11 Vilniaus Lietuvos Ryto komandos 6 taškų pranašumas. Atrodė, jog perima kamuolį Stepanas Bobrauskas, tačiau čia visiškas sumaištis, kuri baigėsi proga varžovams. Ta proga neišnaudota, Markas Miličius atkovoja kamuolį ir grąžina jį atgal Federikui Banksui. Loranas Sierra pradeda Ententės ataką iš naujo. Laiko Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams dar turėtų likti. Miličius prieš Artūrą Jomantą. Nelengva dvikova Artūrui Jomantui, tačiau taip neužtikrintai žaidžia Markas Miličius ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda apsigina, išsaugo 6 taškų pranašumą ir turi galimybę tą persvarą padidinti, nebepalikdama, žinoma, laiko savo varžovams. O Rimas Kurtinaitis vyksta ant Milko Bielicos ir sodina puolėją ant suolo. Stepas Bobrauskas, taiklus metimas iš toli į dėlį. Vilniaus Lietuvos Ryto komandos pabaiga pirmajame kėlinyje ir štai toks rezultatas. 20-11 po pirmojo kėlinio. Visas Sport Baltic kanalas tęsia tiesioginę transliaciją iš Prancūzijos, iš Eurolygos rungtynių, kuriuose po pirmojo kėlinio Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai diktuoja savo sąlygas varžovams. 20-11 toks yra rezultatas po pirmųjų 10 minučių ir jį įtvirtino Stepas Bobrauskas paskutinėje to ketvirčio sekundė. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai 3/4 savo taškų, jeigu galima būtų štai taip matematiškai įsireikšti, per pirmąjį kėlinį sumėtė taikliais tolimais metimais. 5 tritaškiai iš 9 pasiekė tikslą ir 3 iš tų 5 tritaškių pataikė Martynas Gecevičius. Dar po vieną pridėjo Stepas Bobrauskas ir Artūras Jomantas, kuris dabar veržiasi į baudos aikštelę. Netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Aaronas Beinsas ir pražanga Liudovicui Vaty. Tačiau nesutinka nei jis, nei sirgaliai su tokiu rungtynių teisėjo sprendimu. Žiūrime dar kartą epizodo pakartojimą. Na, ko gero, nebuvo pražangos čia ir Liudoviką Vaty galima būtų suprasti, tačiau niekas iš mūsų jo neužjaučia. Šios dienos rungtynėms įsijauja Saša Puklas, Gianpolo Cikorija ir Robertas Lotermozeris. Liudovikas Vaty sėdasi ant suolo, o Aaronas Beinsas pataiko baudos metimą. Keturi taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Tokia Aarono Beinso statistika kol kas šios dienos rungtynėse. Rimo Kurtinaičio veidas ramus. Kol kas karts nuo karto taip profilaktiškai išrašo pilot savo auklėtiniams Rimas Kurtinaitis, tačiau skirtumas auga Vilniaus Lietuvos Ryto komandos naudai ir tų profilaktinių pamokėlių gali pasidaryti vis mažiau, jeigu tendencija išsilaikys. Stepas Bobrauskas, baudžiamas pražanga. Už štai šį bandymą pagauti Federiką Banksą irgi. Na, tokia ginčytina pražanga, išmuša kamuolį į užribį Bojanas Popovičius, kepšteli rankomis su Milko Bielica. Varžovai ataką pabaigė štai tokiu perdavimu Aaronui Beinsui. Nors žinoma, Aaronas Beinsas pasistengė šį kamuolį perimdamas ir dar viena galimybė padidinti savo pranašumą. Stepas Bobrauskas, jo metimas iš vidutinio nuotolio per šalia stovėjusi varžovą. Tiesa, šeimininkai nesugeba nusimti kamuolio po netaiklaus Stepo metimo, taigi tęsia ataką Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Na, statistinius rodiklius kol kas lyginti galbūt ir anksti, tačiau vienas iš jų
yra pakankamai iškalbingas Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Šiandien liko 6 rezultatyvius perdavimus, aikštės šeimininkai vos 1. Na ir tritaškiai. Lietuvos Rytas pataikė 5 iš 9. Ententės komanda pataikė 1 iš 5. Borovniako metimą blokuoja Raivonas Kovilas. Sijara. Bereikalo dabar iš tikrųjų prasižengia Aaronas Beinsas. Buvo užsiėmęs neblogą poziciją ir toks keistas. Ir atrodė beviltiškas Adriano Mormano sumanimas kažkaip pralysti pro tą galinę liniją ir dar pamėginti pataikyti į krepšį. Tačiau Aarono Beinso pražanga išgelbėjo varžovus. Nuo tos keistos situacijos jie pradeda ataką iš naujo. Sederikas Banksas. Sijara. Žinoma, daug patirties turi šis krepšininkas, tačiau greitumo, staigumo jau nebėra. Vėluoja pagauti kamuolį Dejanas Borovnikas, tačiau net ir tai nesutrukdo Vilniaus Lietuvos Ryto komandai pelnyti taškų. 24-11 ir aikštės šeimininkai prašo dar 1 minutės pertraukėlės. On n'est pas dans les prises de contact, on n'est pas dur, à chaque fois le défenseur il repart. It's time the defense succeed to go in front. You don't have enough contact so we can pass the ball easy, or here or low post. Plus de dureté que ça. Si vous drivez, allez, va au contact, plus vite. Allez les provoquer, ils sont agressifs. Dans ce cas-là, on doit pouvoir faire des fautes. Plus agressif que ça, les gars. D'accord? Allez. Na, būgnai galbūt ir veikia Orleane, tačiau žaidimo planas, ar kas ten bebūtų sugalvota prieš šias rungtynes prancūzams, tikrai neveikia. Jis nėra įgyvendinamas ir ko gero ne dėl to, kad Ententės komanda to nenorėtų, ko gero dėl to, kad Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa šiandien diktuoja savo sąlygas ir tos sąlygos yra labai žiaurios varžovų atžvilgių. Jūs matote, spurtas yra 16-2, tai reiškia, kad Ententės komanda jau užmiršo, kada paskutinį kartą pelnė taškus. Ir ta minutės pertraukėlė buvo dar vienas bandymas, na, jeigu ne taktiškai ir strategiškai, tai bent jau psichologiškai nuteikti savo komandą kovoti toliau. Dėl to, kad pastaruoju metu Ententės krepšininkai tiesiog nežino, kaip reikia žaisti, nežino, kaip reikia pralaužti Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gynybą pirmiausia, na, o apsiginti nuo Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų jiems irgi kol kas netokia jau ir lengva užduotis. Na, Markas Miličius, kuris turėtų įnešti stabilumo ir pasitikėjimo savo jėgomis jaunai Orleano Ententės komandoje, nesugebėjo išsimesti kamuolio per 5 sekundės. Tiesa, Stepas Bobrauskas atsako dovaną, pražanga puolime. Dejanui Borovniakui. Štai čia, nors vėlgi kontaktas buvo labai mažas ir šiandien rungtynių arbitrai fiksuoja kiekvieną prisilietimą. Ta galima turėti omenyje ir tai, ko gero, yra koziris mums, tai yra Vilniaus Lietuvos Ryto komandoj. Dėl to, kad jeigu varžovams rungtynių arbitrai leistų skraidyti, leistų šiek tiek ir imtynių elementų, būtų kovoti su jais sunkiau. Fizinių sugebėjimų ir galimybių jie turi, tačiau tai anaiptol ne viskas. Krepšinėje ir štai čia dar vienas to pavyzdys. Galingo sudėjimo. Raivonas Kovilas prasižengė prieš mažiausia Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkas šiuo metu aikštelėje Bojaną Popovičių. 2,5 minutės sužaistos antrajame rungtynių kėlinyje. 13 taškų persvara. Aaronas Beinsas baudos aikštelėje. Artūras Jomantas laisvas prie 3 taškų zonos. Netaiklus Artūro Jomanto metimas. Raivonas Kovilas nusiima kamuolį.
Tačiau ką su juo veikti? Labai didelis klausimas prancūzams pastaruoju metu. Loranas Sierra atiduoda kamuolį čia, visišką nesąmonę padarė dabar Adrianas Mormanas, netelpančiai į jokius krepšinio rėmus. Na ir nieko nuostabaus, kad metimas buvo netaiklus. Bojanas Popovičius neleidžia jo ten, pro galinę liniją, per kitą pusę kamuolys nukeliavo prie tritaškio linijos. Iš šios pusės Stefui Bobrauskui pataikyti nepavyksta. Na ir tik tai štai tokie netaiklus vilniečių metimai dar gelbsti Orleano Ententės krepšininkus. Gelbsti bent jau nuo to, kad skirtumas nedidėja katastrofiškai greitai, tačiau jis jau dabar nėra mažas, o ten gerokai užmynęs šoninę liniją buvo Sederikas Banksas. Ir štai čia antrojo kėlinio pataikymo iš žaidimo statistika. Kaip žaidžia Aaronas Bainesas iš viršaus. Ir kai kurie prancūzai nusprendė, jog metas paploti ir varžovams, dėl to, kad laiko paploti savo komandai tiesiog nėra. Nėra taiklių metimų į Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšį, suprantamas Filipo Herve nusivylimas. Ir štai čia gražiausias, neabejotinai gražiausias šios dienos rungtynių epizodas. Aaronas Bainesas iš viršaus. Ir štai dabar, sužaidus 3 minutės ir 46 sekundės antrajame kėlinyje, Orleano Ententės krepšininkai pelno pirmosius taškus, padaro tai Sederikas Banksas nuo baudų metimų linijos. 26-13, dviguba Vilniaus Lietuvos Ryto komandos persvara ir kol kas iš tikrųjų Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai atrodo visą galvą geresni ir aukščiau už savo varžovus. Bojanas Popovičius, perdavimas, kurio tikėjosi ne tik tai Aaronas Bainesas, bet ir varžovai. Tuo tarpu Dejanas Borovnekas atskubėjęs į pagalbą taiso. Komandos draugo metimą 28-13. Ir šis metimas buvo po švilpuko, nebus jis įskaitytas, užtat bus įrašyta pražanga Raivonui Kovilui, kuri yra trečioji, jam penktoji Orleano Ententės komandai. Ir šios transliacijos režisieriai nepaliauja grožėtis Aarono Baineso dėjimu. Nu, dėjimas iš tikrųjų gal netgi vertas ir Eurolygos top 10, kuris bus susumuotas rytoj. Bojanas Popovičius. Pabando irgi savo laimę iš toli, metimas netaiklus. Artūras Jomantas apkovojo kamuolį ir nieko nelaukdamas siunčia jį į krepšį. 7. Artūro Jomanto taškas šios dienos rungtynėse. Ir 30-13. Sederikas Banksas po labai ilgos pertraukos pataiko ir į žaidimą. Apskritai visi tie 5 taškai, kuriuos pelnė Banksas, buvo pelnyti būtent šiame kėlinyje per paskutinėsias porą atakų. Paliktas laisvas Donatas Zavackas. Tokios progos, žinoma, reikia išnaudoti ir bausti varžovus. O po nepataikyto metimo kartais viskas būna štai taip, labai greitai. Ir tokių situacijų Rimui Kurtinaičiui matyti nesinori. Jis prašo minutės pertraukėlės.
pirmą kartą, ko gero, šios dienos rungtynėse buvo tokia atkarpa, po kurios Rimas Kurtinaitis paprašė minutės pertraukėlės. Na, viena vertus nieko čia tokio neatsitiko, pataikė varžovui 2 tritaškius iš eilės. Tačiau, žinoma, geriau laikyti viską savo rankose ir kontrolę išsaugoti. Taip, kaip pavykdavo tai padaryti iki šiol ir po minutės pertraukėlės susikaupę Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai pradeda naują savo ataką. Iki 11 taškų sumažėjo skirtumas. Bojanas Popovičius, Milka Bielica pabandė jam statyti užtvarą. Martynas Gecevičius paskutinę sekundę meta labai netaikliai. Ir tie 2 tritaškiai pakėlė ant šiokios tokios bangos. Orleano Ententės komanda žiūrovui taip pat pralinksmėjo ir varžovai, žinoma, pasistengs tą išnaudoti. Tačiau vienas dalykas yra šaudyti tritaškius iš eigos, kaip tai jiems pavyko padaryti paskutinės atakos metu. Kitas dalykas pralaužti Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gynimo, kuri subyra taip kaip dabar labai retai šiandien. Liudovikas Vaty pelno 2 taškus ir iki 8 padidina Ententės spurtą šios dienos rungtynėse, tačiau pražanga Ostinui Nikolsui, jis prasižengė prieš Bojaną Popovičių ir Bojanas Popovičius mes 2 baudos metimus. Štai taip prakišo kamuolį tarp 2 Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų Rikas Danksas prieš tai. Tai yra Aldo Karpišas prieš tai, o Bojanas Popovičius pataiko baudos metimą ir tai yra pirmasis Bojano Popovičiaus taškas šiandien. Antrasis metimas taip pat taiklus ir atrodo dabar minutės pertraukėlės nusprendžia paprašyti Rimo Kurtinaičio oponentas. It's not the same when he gets the ball, he waits for the screen. Here he moves, he catches the ball, he drives immediately. And after he receives screen. Okay? So maybe here you can go quick under. Hein, d'accord? Là-dessus. Là. 5, 4, Cédric. Austin. 1. Cédric. Full speed. Aldo. Austin, go screen for the 5. Et un Ludo, screen for the 4. Et après, tu viens à l'intérieur. D'accord là-dessus? Hein? Allez les gars, on reste dans ce match, allez! Gaila, žinoma, kad mums neparodo, kas ir nepaleidžia garso iš to, kas kalbama yra Vilniaus Lietuvos Ryto komandos pasitarimų metu. Savanaudiškai kol kas elgėsi Prancūzijos transliacijos režisieriai. Na ką, egzotiška, graži prancūzų kalba. O statistikos taip pat kol kas daugiau pasakyti negaliu, dėl to, kad Eurolygos svetainėje nėra pateikiama jokia statistika, galbūt tai taip pat susijęs su kokiamis nors techninėmis problemomis Prancūzijoje. Tuo tarpu kitame mače, kuris vyksta tuo pat metu, Stambule Efes Pilsen komanda 14 minutė pirmauja prieš Belgrado Partizaną rezultatu 25-20. Kol kas atkakli kova. Ten ir jeigu pirmajame ture buvo labai daug triuškinamų rezultatų, tai sunku pasakyti, ar tas scenarijus pasikartos ir šią savaitę. Vakarykštė diena buvo kitokia. A grupėje Asvelio komanda tik po pratęsimo pralaimėjo Stambulo Fenerbahče Ulkerį. Pakankamai netikėta buvo Malagos Unikakos pergalė prieš Pirėjo Olimpiakosą. Galbūt ne tiek pati pergalė, kiek tas lėgumas, su kuria Malagos Unikaka pasiekė tą pergalę prieš Graikų superklubo žvaigždyną. CSKA pralaimėjo Romos Lotomatikai ir tai ko gero nėra labai didelė sensacija. Net ir pirmajame mače CSKA išgelbėjo fantastiškas Viktorio Krepos metimas. Tai dar vienas signalas, jog CSKA yra komanda, kurią įmanoma pastumti iš didžiųjų favoritų sąrašo šį sezoną. Milano Armani Jeans ekipa vakar iškovojo pergalę prieš EV. Baskets ekipa
Jonas Mačiulis vėl žaidė puikiai ir Madrido Realas nepasikalbėjo. Aseko Prokam komandos Darijušas Lavrinovičius vėl žaidė nuostabiai. Na, o čia Vilniaus Lietuvos Ryto komanda atstatyti savo dviženklį pranašumą ir Bojanas Popovičius pataiko dar iš 3 taškų zonos ir skirtumas vėl auga Vilniaus Lietuvos Ryto komandos naudai. 36-21. Vos nepraranda kamulio čia Loranas Zijara. Ir netaiklus šį kartą Sederikas Benksas, baigėsi ir jo tritaškai, baigėsi tuo pačiu ir visas Orleano Ententės komandos spurtas. O Sederikas Benksas, kaip matėte ten, yra pataikęs šiandien tik tai 1 tritaškį iš 5. Atrodė, kad ir šioje stacijoje nieko nesugalvos aikštės šeimininkai, tačiau sugalvojo. 3 Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai liko anoje baudos aikštelės pusėje, o kitoje liko laisvas paliktas varžovas Minko Bielica. Labai užtikrintai pradėjo sezoną, tiesa, užtikrintai tose rungtynėse, kuriuose Vilniaus Lietuvos triuškino savo varžovus Baltijos krepšinio lygoje ir Lietuvos krepšinio lygoje. Kol kas to tikrojo gerojo Milko Bielicos Vilniaus Lietuvos Ryto komandai trūksta Eurolygoje. Nors kita vertus, kol kas viskas šiandien gerai. Ir taip, pražanga Liudvikui Vatijai, kuris ko gero nuspręs netrukus, kad rungtynių arbitrui jo nemėgsta. Ir 2 baudos metimai. Vėl prie baudų metimo linijos stoja Bojanas Popovičius. Prieš tai 2 kartus metė, 2 kartus pataikė, po to pridėjo tritaškį ir jeigu pirmajame kėlinyje nebuvo pelnęs nė taško, Bojanas Popovičius dabar prisijungia prie taškus pelnančios kompanijos, kurios sąrašo viršuje Martynas Gecevičius. Taiklus Bojano Popovičiaus pirmasis baudos metimas. Donatas Zavackas pirmose rungtynėse pelnė 15 taškų ir įdomu tai, kad pataikė 2 tritaškius, tai yra 6 taškai ir kitus 9 taškus surinko būtent mesdamas baudų metimus. Na, čia gal net ir be reikalo prasižengia Milko Bielica. 2 taškai yra įskaitomi, Justinas Dolmanas stoja dar prie baudų metimo linijos. Nu, tokiu kepštelėjimu vargu ar buvo galima kaip nors sukliudyti varžovui, o štai tas papildomas baudos metimas yra ekstra taškas, kurio galima buvo ir išvengti. 25-37. 37-27 iš mūsų pusės. Ir dar vienas Justino Dolmano metimas. Jis yra netaiklus ir kamuolys atitenka Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Filipas Kervė, vyriausiasis Ententės komandos treneris. Na, žinoma, labai didelio kažkokio spaudimo ši komanda, jos treneris, jos žaidėjai tikrai nejaučia. Ko gero netgi stebuklingų galima pavadinti šios ekipos atsiradimą Eurolygoje ir Europos stipriausių komandų žemėlapyje, jo labiau, kad tai yra neturintis jokių gilių tradicijų klubas, gražus, sudėtingas buvo Bojano Popovičiaus metimas. Neįtikėtinai prameta iš pradžių Dejanas Borovnekas, tačiau antrojų bandymų pasitaiso. Ententės komanda. Įkurta tik 93 metais, arena, kurioje Bojanas Popovičius pelno dar 2 taškus, pastatyta 96 metais ir pradėjo visą tą savo žygį nuo 3-osios lygos. Ententės ekipa baigėsi žygis tuo, kad praėjusiais metais komanda nužygiavo iki Prancūzijos čempionato finalo, pralaimėjo tame finale Villeurbanne Asvelio komandai. Tarp kitko, Villeurbanne Asvel krepšininkus šiame sezone Ententės ekipa įveikė, bet apie tai galbūt kitą kartą dėl to, kad dabar baigėsi antrasis kėlinys ir po jo rezultatų 41-29, 12 taškų persvara priekyje yra Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai.
Viasat Sport Baltic kanalas tęsia tiesioginę transliaciją iš Eurolygos rungtynių vykstančių Prancūzijoje, Orleano mieste ir jame šeimininkauja ne šeimininkai, o Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kurie po dviejų kėlinių yra priekyje rezultatų 41-29. Evaldas Dainys, vienas iš tų krepšininkų, kurie nebuvo panaudoti šios dienos rungtynėse, jis nežaidė ir pirmajame mače, kartu su juo kompanijoje yra, tada buvo Simas Buterlevičius, Lukas Brazdauskis, taip pat visi trys žaidėjai kol kas Eurolygoje nežaidžia. Na, žiūrint į pirmųjų rungtynių statistiką, galima būtų suskaičiuoti 8 žaidėjus su puse, kadangi 8 žaidė daugmaž pasidalindami minutės, mažiausiai iš tų 8 gavo Dejanas Borovnekas, o Justas Sinica žaidė vos porą minučių, taigi su 8 beveik krepšininkais verčiasi kol kas Rimas Kurtinaitis ir šiandieną kol kas čia Prancūzijoje jokių nemalonių staigmenų, sakykim taip, viskas vyksta taip, kaip buvo galima tikėtis ir nėra jokių akibrokštų iš varžovo pusės ir tai jau yra gerai. Na, kaip bus antroje rungtynių dalyje, pažiūrėsime, galbūt vienintelis dalykas, kuris galėtų būti geresnis, tai yra persvara. Vilniaus Lietuvos Rytas buvo visiškai pribloškęs savo gynybą Ententės komandą antrajame rungtynių kėlinyje, tačiau nesugebėjo išlaikyti to nemalonaus varžovams žaidimo. Jūsų ekranuose statistika 21-15 pagal atkovotus kamuolius. Varžovai padarė 11 klaidų, Vilniaus Lietuvos Rytas tik tai 6 ir tritaškiai 6 iš 15. Na, jeigu pirmajame kėlinyje buvo 5 iš 9, tai antrajame kėlinyje tik tai 1 iš 6. Na, kaip sakoma, tritaškiais nelaimėsi ir tą puikiai supranta Rimas Kurtinaitis, tačiau visi kiti teisiniai rodikliai taip pat Vilniaus Lietuvos Ryto komandos naudai ir tai leidžia pirmauti, galbūt tik tai ta persvara galėjo būti didesnė dėl to, kad jau po pirmųjų 10 minučių Vilniaus Lietuvos Rytas buvo priekyje 9 taškų skirtumų, 20-11. Ir antrajame kėlinyje vienu metu buvo visiškai realu susikrauti ir išlaikyti 20 taškų persvarą. Dabar ji yra tokia, kokia yra, tačiau ji savo ruoštų negarantuoja kol kas pergalės ir ramaus gyvenimo antroje rungtynių pusėje. Nors visas varžovų viltis atsitiesti, galbūt galima pamėginti sulaužyti jau trečiojo kėlinio pradžioje. Martynas Gecevičius kol kas rezultatyviausias Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkas, jis pelnė 11 taškų. Tiesa, oficialios statistikos neturiu ir galiu padaryti klaidų vardinamas kitus rezultatyviausius žaidėjus, tačiau antrame kėlinyje prabilo Bojanas Popovičius, pelnė 8 taškus, Artūras Jomantas yra metęs 7, 6 Aarono Beinso sąskaitoje, o Orleano Ententės komandos sirgaliai pasitinka savo komandą ir ragina ją žaisti ir kovoti toliau. Kitose rungtynėse, kurios prasidėjo lygiai tuo pat metu, kaip ir mačas čia, Stambulo Efes Pilsen namuose po pirmų 2 kėlinių jau atsilieka nuo Belgrado Partizano rezultatu 35-37. Na, ko gero, galbūt, aišku, skaičiuoti, ką nors dar dabar apskritai vargu ar yra prasmės, tačiau jeigu jau tai reikėtų daryti, galbūt ir būtų neblogai, jog Efes Pilsen laimėtų prieš Belgrado Partizaną, po to Vilniaus Lietuvos Rytas laimėtų irgi prieš Serbijos klubą ir tuomet jau šioks toks pranašumas ir jau kelios komandos žemiau turnyrinėje lentelėje. Vilniaus Lietuvos Ryto komandos tvarkaraštis yra toks, kad po mačo čia Prancūzijoje kitą savaitę vėl teks važiuoti į svečius pas nelabai, ko gero, svetingą Pirėjo Olympiakos klubą ir į Vilniaus Siemens areną Lietuvos Rytas sugrįž tik tai 4-ame Eurolygos ture. Rungtynėse su Belgrado Partizano komanda. O turas pasibaigs vėlgi maču išvykoje su Malagos Unikaka. Taigi iš 5 pirmojo rato rungtynių 3 Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai žaidžia išvykoje. Ir žinoma, tai reiškia, kad antrajame rate, kada spręsis visų kelialapių likimas, daugiau mačų bus namuose ir galbūt bus galima pasikoreguoti situaciją, jeigu to reikės.
Na, o dabar varžovai sumažina skirtumą iki 10. Martynas Gecevičius, netaiklus jo metimas, Aronui Beinsui kamuolio atkovoti nepavyksta. Ir Loranas Sijara pradeda Orleano Ententės ataką. Destinas Dalmanas atiduoda kamuolį Liudovicui Vaty. Ir rungtynių arbitrai baudžia pražangą Aaroną Beinsą. Antroji asmeninė pražanga Aaronui Beinsui šios dienos rungtynėse, kuriuose kol kas Aaronas Beinsas ko gero yra gražiausio epizodo autorius, gražiausio dėjimo autorius. Daug perdavimų, tačiau tik tai nugriuvus Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkui atsirado proga mesti. Ostinas Nikolsas siunčia kamuolį į krepšį ir mažina skirtumą iki 9. Na, psichologiškai, žinoma, vienženklis deficitas varžovams yra žymiai malonesnis nei ta solidi Vilniaus Lietuvos Ryto komandos turėta persvara. Bojanas Popovičius į baudos aikštelę su intencija, kurią įgyvendinti jam pavyko, tačiau Aaronas Beinsas nepataiko. Ir tokios neramios minutės kol kas šio kėlinio pradžioje. Varžovai trečiąjį kėlinį laimė rezultatų 4-0. Sijara. Gražus perdavimas į baudos aikštelę. Aaroną Beinsą pašokdina Liudovicas Vaty ir labai skausmingai nugriuvo Aaronas Beinsas ant grindų. Iš tikrųjų, nieko kaltinti čia ir nelieka, tačiau jeigu Aaronas Beinsas negalėtų tęsti šio mačo, tai būtų rimta problema Rimui Kurtinaičiui, žinoma. Milko Bielica dabar pasirodys aikštelėje ir žinoma, kad dabar jau reikės, jog Milko Bielica žaistų geriau negu pirmoje rungtynių pusėje. Nu, kad žiūrint dabar į Aaroną Beinsą, ko gero galima tikėtis, kad šiandieną į aikštę jis tikrai sugrįš. O Ententės komanda stengiasi atgaivinti intrigą šios dienos rungtynėse. Aaronui Beinsui reikia atsikvėpuoti. Bent jau pradžiai. Ir štai taip priverčia suklysti savo varžovus Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Ar Loranas Sijara nepasiekė Darko Miličiaus pavyzdžių ir kamuolį per 5 sekundės išmetė, tačiau išmetė bet kur, kad tik suspėtų tai padaryti. Klaida ir pražanga prieš Milko Bielicą. Prasižengia Liudovicas Vaty ir vėl ta pati šio jauno žaidėjo reakcija į rungtynių arbitro sprendimą. Jam 21 metai ir beje, jis yra epizodiškai pabuvęs Eurolygoje su Elan Berne komanda, tačiau vargu ar tas įrašas jo karjeroje užsiskaito tiesioginė to žodžio prasme. Nu, Martynas Gecevičius pataiko iš 3 taškų zonos. Ketvirtas Martyno Gecevičiaus tritaškis, į kurį varžovams pavyksta atsakyti. Justinas Dalmanas taip pat taiklus ir jo tritaškių statistika yra 2 iš 3. Ir taip reaguoja į tą tritaškį Rimas Kurtinaitis. Bojanas Popovičius pradeda Vilniaus Lietuvos Ryto komandos ataką. Perdavimas Milko Bielicai, 2 taškai ir pražanga Justinui Dalmanui. Na, iš tikrųjų, smagiai žaidžia Bojanas Popovičius dėl to, kad jau 3. ar 4. kartą jis daro lygiai tą patį. Veržiasi į baudos aikštelę. Yra visiškai aišku, kad jis atidavinės kamuolį aukštesniam savo komandos draugui. Ir ko gero tai yra aišku ir varžovams, tačiau kaip perimti tą perdavimą, kaip jį sustabdyti, jie taip ir nenusprendžia ir šios problemos nesutvarko. Dalmanas.
Labai tiksliai žaidžia Milko Bielica po krepšiu, priversdamas mesti iš super sudėtingos situacijos Anthony Dobbinsą. Vėl kai kas purto galvą, kai kas ironiškai šypsosi, tačiau kamuolys atitenka Vilniaus Lietuvos Ryto komandai ir man atrodo, kad rungtynių arbitrų sprendimas buvo teisingas. Lietuvos trispalvė plevėsuoja ir Orlene. Ko gero būtų sunku surasti tokį miestą, kuriame ji neplevėsuotų. Nesvarbu, kur žaistų Lietuvos komandos. Donatas Zavackas 3 taškai ir Orleano Ententės spurtas atrodo virsta niekuom. Pražanga dar prieš metimą. Logiška ir netgi reikalinga pražanga Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Tiesa, atrodo, jau yra pažeistas 5 komandinių pražangų limitas, taigi 2 baudos metimai bus metami, bet kuriuo atveju Justinas Dolmanas stoja prie baudų metimų linijos. Ir pirmąjį pataiko. 37-49. O antrasis skrieja pro šalį. Milko Bielica ima kamuolį po savojo krepšiu. Jomantas tarp dviejų varžovų ten išsipainioja. Donatas Zavackas, Bielica. 1 prieš 3 priešininkus. Šie gynėsi niekaip, tačiau nepavyksta pataikyti Milko Bielicai. Kažkokiu tai būdu kamuolys nusisuka nuo lanko, ne į tą pusę, į kurią reikėjo. Sijara. Dolmanas. Ir vėl Milko Bielica. Puikiai užsiima gynybinę poziciją. Po to daryti labai daug ir nebereikia, kai ta pozicija yra gera. Varžovų tritaškis taip pat skrieja pro šalį, nepasinaudojo jie antrojo šansų. Ir Vilniaus Lietuvos Ryto komandos pranašumas yra lygiai toks pat, koks buvo po 2 kėlinių. 12 taškų skiria komandas. Bojanas Popovičius perdavimas. Štai čia jis. Ir vėl Milko Bielica meta laisvas. Na, gražu. Labai viskas paprasta, tačiau gražu ir tai visiškai negražu yra Orleano Ententės komandos vyriausiajam treneriui Filipui Herve. 51-37. Perima kamuolį Artūras Jomantas. Tiesa, ne iki galo. Atrodo, buvo užmynęs šoninę liniją tada, kai lietė kamuolį antrą kartą. Čia viskas pagal taisyklės, o ten gali būti, kad dešinė koja buvo ant linijos. Pražanga Martynui Gecevičiui. Nebereikia iš tikrųjų prasižengti dėl to, kad labai greitai prisirinktos pražangos šiame kėlinyje leidžia varžovams rinkti taškus nuo baudų metimų linijos. Buvo ten pražanga Martynui Gecevičiui. 2 baudos metimus meta Adrianas Mormanas. Dar prieš tai kažką ten diskutuoja su Loranu Sijara. Taip, visi supranta ir pats Martynas Gecevičius supranta, kad tos pražangos ne į naudą Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Ko gero gal net ir nenorėjo prasižengti Martynas Gecevičius, tačiau išėjo taip, kaip išėjo. Ir viskas baigėsi 2 taikliais Adriano Mormano baudų metimais. Tais baudų metimais gyvi pastarosiomis minutėmis aikštelėje. Orleano Ententės krepšininkai. Stepas Bobrauskas pakeitė Martyną Gecevičių. Jo metimas netaiklus. Mormanas atkovojo kamuolį. Ir netaiklus
metimas iš 3 taškų zonos. Tačiau tokios atakos, kada viskas vyksta greitai, kada niekas nieko nelaukia, labiau patinka Orleano Ententės krepšininkams ir kuo mažiau netaiklių Vilniaus Lietuvos Ryto komandos metimų, tuo mažiau progų tokioms varžovų atakoms. O čia Bojanas Popovičius pataiko iš 3 taškų zonos. 11-asis jo taškas, 2-asis tritaškis. Ir jis vėl vienas iš geriausių Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Rezultatyvų perdavimų grafoje taip pat yra, manau, kad 5-6 tikslus perdavimai jau dabar. Loranas Jara. Ir netaiklus Anthony Dobinso metimas. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda priekyje 15 taškų skirtumų. Likus žaisti 3 minutės ir 45 sekundės. Iki trečio ketvirčio pabaigos. Pabandė kažką panašaus į spurtą surengti Prancūzijos krepšininkai šio kėlinio pradžioje, tačiau tai jau pabaiga. O Milko Bielica pakilęs nuo suolo tada, kai tikėkimės nerimtą traumą gavo Aaronas Beinsas, žaidžia visiškai kitaip. Jau pelnė 4 taškus ir galės pridėti prie šio skaičiaus dar porą baudų metimų po minutės pertraukėlės. Artūras Jomantas mūsų ekranuose. Šiandien Artūro Jomanto sąskaitoje 7 taškai kol kas. O baudų metimus meta Milko Bielica. Visus savo taškus Milko Bielica surinko būtent šiame trečiajame kėlinyje. Nepaisant to, kad jo pasirodymas buvo toks priverstinis ir nemalonėmis aplinkybėmis. Atrodo, kad ne viskas gerai Aaronui Beinsui, jis ir toliau šnekasi su komandos gydytoju, o Milko Bielica renka taškus. 6 taškai jo sąskaitoje per šį kėlinį ir per šį kėlinį dar po 3 taškai pridėjo Bojanas Popovičius, Martynas Gicevičius ir Donatas Zavackas. Taigi, jeigu per antrą kėlinį 3 taškis buvo tik tai 1, tai šiame jau 3. Sudėtingas ir netaiklus Adriano Bormano metimas, tačiau Vilniaus Lietuvos Ryto komandai beje jau ne pirmą kartą šiame ketvirtyje nepavyksta nusimti kamuolio po savojo krepšiu. Pražangos ten nebuvo. Ir tuo galima dar kartą įsitikinti pakartojimo metu. O kamera galėjo likti toje vietoje, kur rungtynių arbitras nusprendė, kad prasižengia. Stepas Bobrauskas. Raivonas Kovilas pirmose rungtynėse Eurolygoje pelnęs 11 taškų, dabar pataiko tik tai vieną baudos metimą iš 2. 56-40. Gražiai kerta dabar Bojanas Popovičius, pamatė jį.
Artūras Jomantas, Bojano Popovičiaus metimas blokuojamas ir Bojanui Popovičiui kažkas ten negerai, užsiėmęs už šono, jis pasitraukė iš aikštės ribų, varžovai 5-4 pelno 3 taškus. Ar Bojanas Popovičius gali žaisti toliau? Čia dar kartelį tas epizodas. Na, žaidybinis buvo susidarimas, Bojanas Popovičius šoko link krepšio. Raivonas Kovilas link jo. Pražangos nebuvo, tačiau kad susidarimas buvo skausmingas irgi. Faktas, kartais tokiose situacijose galima ir kokį šonkaulį susilaužyti. Viskas taip atrodo nekalta ir lengva iš šalies, tačiau ką gali žinoti, na. Traumos yra sudėtinė sporto dalis, tačiau jeigu Lietuvos Ryto komanda prarastų Aaroną Beitsą, prarastų Bojaną Popovičių, tai būtų žiaurus nuostoliai iš tikrųjų komandai, dėl to, kad abu jie yra startinio penketo krepšininkai ir pozicijose, kuriuose Rimas Kurtinaitis jokio gilumo neturi. Vidurio puolėjas ir įžaidėjas. Klaida. Minutės pertraukėlės prašo Rimas Kurtinaitis, atrodo, matydamas, jog vėl varžovai perėmė iniciatyvą ir jo komanda prarado kontrolę šiame mače. Laikas ten tiksėjo paskelbus minutės pertraukėlę, tikėkime, kad jis bus netrukus atstatytas, o čia dar kartą tas susidūrimas, po kurio užsiėmęs už šono paliko aikštę Bojanas Popovičius. Lietuvos Rytas mano komanda, užrašas ant marškinėlių pasako, iš kur ir kodėl yra štai šie žmonės čia. Zenito sporto arenoje, o Artūras Jomantas, ko gero, dabar stumėsi į žaidėjo poziciją. Bojano Popovičiaus žvilgsnis į komandos gydytoją buvo toks, sakyčiau, nieko gero nelemiantis. Taigi dabar Rimui Kurtinaičiui reikia perrikiuoti penketo konfiguraciją ir išsidėstymo aikštelėje. Galbūt ir Martynas Gecevičius gali pažaisti to įžaidėjų. Matysime, kaip čia viskas atrodys. Artūras Jomantas gynyboje vaikosi varžovų snaiperį ir galų gale šita pavyzdinga gynyba baigėsi dar viena Orleano Ententės krepšininkų klaida. Artūras Jomantas persivarinėja kamuolį į varžovo aikštės pusę. Borovniakas, Stepas Bobrauskas, Martynas Gecevičius ir Milko Bielica. Toks dabar yra Vilniaus Lietuvos Ryto komandos penketas. Dejanas Borovniakas pelno 2 taškus. 60-46. Nepaisant tų traumų, situacija yra pernelyg gera, kad būtų galima padovanoti pergalę varžovams. Reikia ją pasiimti ir išsivežti namo. Dejanas Borovniakas sėkmingai sužaidžia gynyboje.
Artūras Jomantas. Borovniakas. Ir pažeista 3 sekundžių taisyklė. Užsilaukė kamuolio baudos aikštelėje Deinas Borovniakas. Frederikas Banksas atiduoda kamuolį Austinui Nicholsui. Šis per Artūrą Jomantą. Sudėtingas metimas ir jis buvo netaiklus. Taigi Vilniaus Lietuvos Ryto komanda laimi ir trečiąjį rungtynių kėlinį ir galėjo jį užbaigti super gerai. Tiesa, Milko Bielicai nepavyksta pataikyti su Justino Delmano pražanga, kuri yra ketvirtoji šiam vienam iš svarbiausių žaidėjų. Orleano Ententės komandoje Milko Bielicas stoja prie baudų metimų linijos. 6 taškus pelnė Milko Bielicas šiandien, visus juos kol kas šiame kėlinyje ir baudų metimus prieš tai pataikė, o dabar pirmoji prametė. Milko Bielica. Antrasis taiklus. 61-46 varžovai pasirenka štai tokį metimą, jis yra netaiklus, taigi Lietuvos Ryto komanda nuo 12 padidina savo pranašumą iki 15 taškų ir lieka ketvirtasis kėlinys. Statistika, šios dienos rungtynių statistika jūsų ekranuose. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių 31-22 ir svarbiausia, jog labai stipriai laimi kovą po varžovų krepšių 9-3 pagal kamuolius atkovotus po savo netaiklių metimų. Pagal rezultatyvius perdavimus šeimininkai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus pasivijo, tačiau jie niekaip negali pasivyti pagal tritaškių taiklumą. Šiandien jis yra 50 procentų. Vilniaus Lietuvos Ryto pusėje 9 taiklus tolimi metimai iš 18. Varžovai pataikė 6 iš 13, dvitaškių pataikymas beveik vienodas. Rezultatai kitose arenose yra tokie. FS Pilsen po 3 kėlinių pirmauja prieš Partizaną 4 taškais, niekas ten dar nenuspręsta, 57-53. Prarastas kamuolys ir pražanga Martynui Gecevičiui. Martynas Gecevičius rezultatyviausias Lietuvos Ryto komandos krepšininkas. Pelnė 16 taškų, jeigu tiksliai suskaičiavau, o kitose mačiuose rungtynės tik tai prasideda. Liublianos Olimpija 6 minutė 10-12 atsilieka prieš Marusį. Kaha Kaboral namuose 1 tašku 6 minutę laimi prieš Tel Avivo Maccabi ir Atėnų Panathinaikos po pirmojo kėlinio pirmauja prieš Chimki klubą rezultatu 28-14. Chimki praėjusią savaitę palaužė Madrido Realą, tačiau po to netikėtai pralaimėjo Rusijoje ir dabar rimtas išbandymas Roberto Javtoko ir Pauliaus Jankūno kompanijai. Štai čia Rimas Kurtinaitis prašo minutės pertraukėlės.
Na kągi, nenuleidžia rankų Orleano Ententės komanda, Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams reikia dar bent vieno rimtesnio smūgio. Gera naujiena yra ta, kad grįžta į aikštę Bojanas Popovičius. Aišku, klausimas, kokiu pajėgumu jis gali žaisti ir kaip stipriai buvo sutrenktas jam tas šonas po susidūrimo su varžovu, tačiau kad ir kaip bebūtų, mes matėme, kad be Bojano Popovičiaus Lietuvos Ryto komandos puolimas pasikeičia. Žaidėjas vis dėlto yra labai daug ir reiškia labai daug komandoje. Galima, aišku, ką nors sugalvoti, tačiau kai tai reikia padaryti jau vykstant rungtynėms, nėra tai paprasta. Tačiau tos atakos būna logiškesnės ir tikslesnės su Bojanu Popovičium, žinoma, su išimtimis. Štai čia Bojanas Popovičius suklysta, nepagavęs kamulio. Klaida, paliekanti tą patį 13 taškų pranašumą Vilniaus Lietuvos Rytui. Ir paliko dabar Milko Bielica. Jo klaida čia gynyboje ir maža to, kad klaida buvo prieš tai. Tai dar pridėjo antrą klaidą Milko Bielica prasižengdamas prieš varžovą. Ir tai jau yra irgi antras kartas, kada Milko Bielica leidžia priešininkui pelnyti 2 taškus su pražanga. Raivonas Kovilas mažina skirtumą iki 11 ir dar meta baudos metimą. Ir jį pataiko. Lygiai 10 taškų skiria komandas, 8 minutės ir 37 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Na, norėtųsi sakyti, kad tik tiek Lietuvos Rytui reikia atsilaikyti, tačiau iš tikrųjų reikia ne laikytis, o žaisti toliau Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams, nes žaidė jie iki tol geriau už Prancūzijos komandą ir pagal tą laiką, kuris yra sužaistas, šiandien yra tik viena komanda, kuri nusipelno pergalės, tačiau rungtynės vyksta 40 minučių ir visos jos dar neištiksėjo. Antras šansas Lietuvos Ryto krepšininkams. Popovičius. Borovnekas į kraštą, Stepas Bobrauskas nesiryžo atakuoti šį kartą ir netaiklus Bojano Popovičiaus metimas ir antrą kartą iš eilės kamuolys atšoka ten, kur reikia, taigi Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai tęs ataką. Stepas Bobrauskas pradėjo rungtynės neblogai, pamenate tą tritaškį pirmo ketvirčio pabaigoje su Sirena, tačiau po to labai daug metimų skriejo pro šalį. Šiandien Stepui. Ir čia po varžovų krepšiais atkovotų kamuolių statistika 11-3. Ir 33-22 pagal bendrą kovą dėl atšokusių kamuolių. Deinas Borovnekas suprantama, kad nėra pats geriausias snaiperis Lietuvos Ryto komandoje. Vėl pirmas prie kamulio buvo Stepas Bobrauskas, tačiau rungtynių arbitrai nusprendė, jog 3 kartus iš eilės svečiai kamulio nusimti po šeimininkų krepšių negali ir skiria pražangą Stepui Bobrauskui. Taigi šansas Orleano Ententės komandai skirtumą sumažinti iki vienženklio. Deinas Borovnekas gauna pilot. Ko gero visiškai pelnytai. Kam reikėjo jam ten mesti iš toli? Sunku pasakyti ir ko gero vargu ar turi kokį nors pasiteisinimą Deinas Borovnekas. Koks buvo čia metimas? Sunku net paaiškinti. Justinas Dolmanas pats apgavo save, priverstas buvo mesti kamuolį, bet išmetė taip, kad kamuolys įkrito į krepšį. Aldo Kartisas prasižengia prieš Bojaną Popovičių. Ketvirtoji pražanga jam, tačiau tik tai pirmoji komandinė Ententės pražanga šiame kėlinyje. Na štai čia. Neįtikėtinas metimas, tiesa, taškai bus įskaityti Dolmano komandos draugui, kadangi kamuolys buvo paliestas virš lanko, bet kuriuo atveju tai tiesiog netikėtumas. Ta praėjusi varžovų ataka ir kur kas užtikrinčiau ją kitoje aikštės pusėje užbaigė Artūras Jomantas. 63-53. Kurtinaitis parodo 5. Na, tai ko gero reiškia, jog
ginamės dabar asmeniškai. Čia atrodo nebuvo nieko, tiesiog rungtynių arbitras prašo Bojano Popovičiaus atsitraukti ir leisti varžovui išsimesti kamuolį. Tačiau, nepaisant to dviženklio pranašumo, kurį turi Lietuvos Ryto krepšininkai, kol kas įtampa neatslūgsta. Tai dar nėra viskas ir tai dar nėra ta stadija rungtynių, kada galima būtų pasakyti, jog šiandien viskas aišku ir viskas jau baigta. Nu o ką, čia Aldo Kartisas sugeba išmesti kamuolį taip, kad prieš atsidurdamas aikštėje jis atsimuša į liniją. Ačiū labai jam už šią dovanėlę, tiesa Bojanui Popovičiui kamuolys išmuštas be pražangos. Ir vienintelis geras dalykas šioje situacijoje, kad Lietuvos Ryto krepšininkai suspėjo sugrįžti. Bojanas Popovičius išsimušė iš vėžių po to susidūrimo. Porą klaidų jau padarė grįžęs. Tiesa, varžovai taip pat šaudo pro šalį. Dar vienas netaiklus metimas, niekur neskuba Artūras Jomandas. Lieka jau tik tai 6 minutės. Ir nesuprato vienas kito dabar Donatas Zavackas su Bojanu Popovičium. Rungtynių arbitras rodo, jog kamuolys lieka Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams. Taip, varžovas lietė kamuolį. Visiškai tiksliai situaciją užfiksavo teisėjas. Justinas Dolmanas buvo žmogus lietęs tą kamuolį paskutinis. Bojano Popovičiaus metimas atrodo jau yra po 24 sekundžių laiko. Švilpės ir gali Milko Bielicai, nors iš tikrųjų nelabai yra už ką švilpti. Tiesiog Milko Bielicai, nekreipdamas dėmesio į tai, kas vyksta aplinkui, kovojo dėl kamuolio iki galo ir galbūt tiesiog net neišgirdo tos 24 sekundžių sirenos. Sustojo abi komandos ties 10 taškų atžyma. Vilniaus Lietuvos Rytas šiame kėlinyje per 4,5 minutės yra pelnęs tik tai 2 taškus. Tačiau ir varžovai neblizga. Jie pelnė 7. 7-2 Ententės naudai. Toks yra šio kėlinio rezultatas per tą sužaistą laiką. 4 minutės ir 40 sekundžių. Jomantas. Vavrauskas, Popovičius, Bielica. Blokuoja Bielicos metimą. Raimanas Kovilas. 7 sekundės. Lieka šiai atakai. Ir kol žiūrime pakartojimą. Ataka baigėsi be taškų. Užstrigo Lietuvos Ryto komandos puolimas. Nieko ypatingo nenuveikia ir varžovai Lietuvos Ryto pusėje, tačiau tas stabtelimas kol kas reiškia, jog varžovai vis dar turi vilčių ir šansų pamėginti pakovoti gal net ir dėl pergalės, o tos šansus būtų gerai nugesinti kaip įmanoma greičiau ir anksčiau. Cedrikas Banksas pelno 2 taškus, mažina skirtumą iki 8. Jomantas. Popovičius. Pamatė po krepšiu atsidengusi Milko Bielica, tiksli ir labai reikalinga Vilniaus Lietuvos Rytui ataka. Milko Bielica 9-asis jo taškas šiandien. Ir Lietuvos Ryto krepšininkai atstato 10 taškų pranašumo. Lieka jau tik tai 4 minutės. 12 taškų skirtumas buvo, kai buvo likusios 8 minutės. Na, žodžiu, taip panašiai situacija, tik tai laikas vis bėga ir jis kol kas veda prie pergalės Vilniaus Lietuvos Ryto komanda.
Netaiklus pirmasis metimas. Ovenas Kovalas, 6 taškai ir 4 blokai šios dienos rungtynėse. FS Pilsen 35 minutė prieš Belgrado Partizaną pirmauja jau 7 taškais. Jeigu FS Pilsen laimės Turkijos klubui, tai bus pirmoji pergalė šį Eurolygos sezoną Belgrado Partizanui. Tai būtų antras pralaimėjimas iš eilės. Popovičius laisvas iš 3 taškų zonos, reikėjo pataikyti, nors galbūt ne pats blogiausias variantas ir čia. Milko Bielica atkovojo kamuolį ir tai papildomos 20 sekundžių Lietuvos Ryto krepšininkams. Bielica meta iš toli, jo metimas netaiklus, tačiau ir vėl kamuolys atšoka ir Artūras Jomantas yra pirmas prie jo. Netoks geras Lietuvos Ryto komandos žaidimas antroje rungtynių pusėje kaip pirmoje, tačiau tos dviženklės persvaros, kurią pavyko susikrauti nuo pat pradžių, Lietuvos Ryto krepšininkai iš savo rankų neišleidžia viso mačo metu. Jomantas nepataiko, Milko Bielica kovojo dėl kamulio ir jis nuo Adriano Mormano palieka aikštę. Nuo 15 numerio. Štai čia, taip, Adrianas Mormanas išmuša kamuolį už aikštės ribų. Lietuvos Ryto komanda toliau tirpdo minutės, likusias iki šio mačo pabaigos. Na, aš priminsiu dar kartelį, jog Viasat Sport Baltic kanalas vos tik pasibaigus šioms rungtynėms iš karto įjungs transliaciją iš Italijos, kur Kauno Žalgiris žais su Sienos Montepaschi ekipa. Ir panašu, kad gali atsitikti taip, kad rungtynių pradžios Sienoje galbūt net ir nepamatysime, dėl to, kad taip ilgokai ir vyksta šios rungtynės, užsitęsė jos. Na ir porą minučių gryno žaidimo laiko iki ketvirto kėlinio pabaigos. Martynas Gecevičius šaudo 3 taškus, tačiau labai trūksta galbūt jo reidų ir metimų iš arčiau, reidų į baudos aikštelę. Dabar turėjo kamuolį, gavo jį įsibėgėjęs palei galinę liniją, tačiau tik tai bandė perduoti į kitą aikštės pusę Milko Bielica. O kodėlgi neužbaigus šios atakos tiesiog. 7 taškai skiria komandas. Ir tai vis dar nėra saugi ir pergalę garantuojanti situacija. Donatas Zavaskas su visa komanda keliauja į pasitarimą. Nu ką, tikėkimės, kad nebus pratęsimo, jo nereikia dėl daugybės priežasčių ir ko gero nėra nei vienos, dėl kurios reikėtų pratęsimo. Pirma, Lietuvos Ryto komandai reikia pergalės ir ją būtų gerai laimėti per 4 kėlinius dėl to, kad kažkaip išsiderino žaidimas pastaruoju metu. Antra, norėtųsi matyti ir
kitos Lietuvos komandos pasirodymo šiandien Eurolygoje. Varžovai meta iš 3 taškų zonos ir štai tas tritaškis, kurį laisvas metė Adrianas Moormanas, galėjo daug ką pakeisti, tačiau jis yra netaiklus ir jis nekeičia nieko, nebent tik tai, kad laiko lieka jau tik tai 1,5 minutės. Toks įspūdis, kad ketvirtasis kėlinys yra problema Lietuvos Ryto komandai. Blogas buvo ketvirtas kėlinys rungtynėse su Efes Pilsen ekipa. Kamuolys atitenka Lietuvos Ryto krepšininkams. Blogas kėlinys Lietuvos Ryto krepšininkams yra ir čia, Orleane per visą šį kėlinį. Lietuvos Ryto komanda yra įmetusi tik tai 4 taškus. Varžovai įmetė 12, taigi 4-12 Lietuvos Rytas pralaimi ketvirtąjį kėlinį, tačiau 65-58 laimi rungtynes. Ir jose netrukus, bent jau ketvirtajame kėlinyje, pradės tiksėti paskutinė minutė. Bojanas Popovičius. Nesupratau iš tikrųjų, ar tai buvo metimas, ar tai buvo perdavimas, bet viskas baigėsi tuo, kad kamuolys pasiekė Milko Bielicą ir šis meta 2 baudos metimus. Na, sunku pasakyti, kodėl taip užsikerta Lietuvos Ryto krepšininkai paskutinėjame kėlinyje antrą kartą iš eilės. Galbūt tam yra racionalus paaiškinimas, galbūt tiesiog pritrūksta jėgų, galbūt dar kažko, o galbūt tai tiesiog tik tai sutapimas, kurio artimiausiu metu tiesiog nebeliks. Na, o kitas rungtynės, kitą savaitę. Dar kartą priminsiu, Vilniaus Lietuvos Ryto komanda žais Graikijoje su Pirėjo Olympiakos komanda. Vakar pralaimėjusią Malagos Unikakai, taigi bus galima pasižiūrėti iš arčiau į Lino Kleizos naująją kompaniją kitą savaitę. Tuo tarpu Efes Pilsen šiandien arti pergalės prieš Belgrado Partizaną, 38 minutė, 72-66 Stambule. Jeigu Vilniaus Lietuvos Rytas laimės, Lietuvos Ryto krepšininkai bus B grupės lyderiais kartu su Malagos Unikaka, iškovojusią 2 pergalės iš 2 galimų. When he catch, let him get the ball here. Toi, pareil. When he catch, drop, take risk. Take risk. Ravon, you stay here. Okay? After he pass, as soon as there's a pick, we drop. As soon as there's a pick, we drop. So the 4 guys move to the ball. Okay? The 3 behind the drop. Try to steal. Allez. Tai čia pataikymo statistika pagal kėlinius ir tas 20% pataikymas neturėtų patikti nei patiems Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams, nei Rimui Kurtinaičiui, ko gero jis nelabai patinka ir Vilniaus Lietuvos Ryto komandos sirgaliams. Ir tik tai ir sukuria kažkokį intrigos miražą. Šiame ketvirtajame kėlinyje viskas galėjo būti aišku jau žymiai anksčiau. Dabar likus 50 sekundžių, skirtumas 6 taškai. Ir vos nepraranda kamuolį Lietuvos Ryto krepšininkai. Varžovai bando paspausti. Lietuvos Rytas niekur neskuba. Martynas Gecevičius, Bojanas Popovičius. Į baudos aikštelę bando sužaisti gražiai su Milko Bielica. Donatas Zavackas, netaiklus metimas, 25 sekundės dar, pražanga.
Kiek turi pražangų Lietuvos Ryto komandai? Jeigu metimai nemetami, tai gerai. Jeigu metimai metami, tai blogai. O jie yra metami. Laikas tuo tarpu stovės. Ir dar vienos minutės pertraukėlės prašo Rimas Kurtinaitis. Skirtumas mažėja iki 4 taškų. Na, štai taip. Toli liko ta dviženklė persvara, kurią ramiai savo laikė Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Laikas kažkodėl niekaip nesustoja tada, kai būna paprašoma minutės pertraukėlė. Na, nenustabu, ko gero, bent jau dėl to, kad pirmą kartą Eurolygos rungtynės vyksta šiame Prancūzijos mieste. Gal netgi būtų tiksliau sakyti miestelyje. Two players go for trap. These two guys try to steal. Okay, you move. If we cannot steal, they catch the ball. After the second pass, foul immediate. On the ball. But on the first pass, two guys immediately move. You try to steal the three others. If we cannot, you foul immediately. If we don't steal the ball, okay? Ball on the ball. And after, same. If we score, trap on the first one. If not, foul. Allez, ensemble. Non. Na kągi, varžovams reikia prasižengti, kito kelio jie neturi. Ta jie ir daro. Bojanas Popovičius mes 2 baudos metimus. Tai yra ne mes baudų metimų dėl to, kad Ententės komanda dabar prasižengia, tik dabar prasižengia 3, o dabar jau 4 kartą. Na, visai nori sumušti Bojaną Popovičių šiandien varžovai. Aldo Kartis prasižengia 5 kartą, daugiau jis jau nieko blogo nei Bojanui Popovičiui, nei kuriam kitam Lietuvos Ryto krepšininkui nebepadarys. Milko Bielica meta 2 baudos metimus. Na, vienintelis būdas atkurti intrigą, tos abu baudos metimus pramesti. Tačiau Milko Bielica šiandieną galbūt ir nebuvo 100% taiklus nuo baudų metimų linijos, bet abiejų dar niekuomet neprametė, nėra taip ir šį kartą. Pataiko Milko Bielica, didina persvarą iki 5 taškų. Antrasis metimas skrieja pro šalį. Tai reiškia, jog jeigu varžovai pataikys dabar 3 taškį, teorinį šansą užsikabinti jie dar turėtų, tačiau jie nemeta iš toli. Raivonas Kolvilas dar turės pataikyti tuos 2 baudos metimus. Ir nieko. Tuo, ko gero, nepasieks Filipo Herbė auklėtinį dėl to, kad laiko lieka jau tik tai 11 sekundžių. Juo labiau, kad Kolvilo metimas skrieja pro šalį. Antrasis taip pat. Dar viena pražanga prieš Martyną Gecevičių, tačiau tai jau grėbimasis už šiaudo skęstant. Šiaudo, kuris išgelbėti negali. Martynas Gecevičius šiandien pelnė 16 taškų. Pagal mano neoficialią statistiką ir jis vėl rezultatyviausias Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Dviženklį taškų skaičių šiandien taip pat surinko Bojanas Popovičius. 11 yra pelnęs ir Milko Bielica. 9 įmetė Artūras Jomantas.
Šiandien kiek mažiau pastebimi buvo pirmojo turo lyderiai Lietuvos Ryto komandoje, tai yra Donatas Zavackas ir dėl suprantamos priežasties Aronas Beinsas, kuris spėjo pelnyti 6 taškus. Štai tokia yra šios rungtynių pabaiga Prancūzijoje, 69-62, sveikinimai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams, kurie iškovojo antrą pergalę iš eilės ir su Malgos Unikaha dalyjasi lyderio kepurės dabar po 2 turų, tuo tarpu Viasat Sport Baltic netrukus jungia Italiją ir štai čia vaizdas iš sienos, kur Kauno